Norint eksportuoti skaitmenizuotus dokumentus iš DocScan į Dynetą per API, eikite į skaitmenizavimą, nustatymai. Iš sąrašo pasirinkite Dynetą kaip savo buhalterinę programą ir sąsajos nustatymuose reikės vesti prisijungimo duomenis. Paspaudus ant kur rasti, pamatysite, iš kur šitos duomenis paimti. Tai yra iš Dynetos prisijungimo lango. Bus reikalinga nuoroda, vartotojo vardas bei slaptažodis. Jei vedate apskaitą tik už vieną įmonę, galit iš karto pasirinkti naudoti visoms įmonėms. Tada nereikės pildyti įmonės pavadinimą bei įmonės kodą. O eksportuojant bet kokios įmonės dokumentus, bus naudojamas tik šis vienas raktas. Tačiau, jei vedate apskaitą už kelias įmonės, galite priskirti prisijungimo duomenis tam tikrai įmoniai. Pavyzdžiui, aš noriu, kad eksportuojant šios įmonės dokumentus būtų naudojami šie Dynetos prisijungimo duomenys. Spaudžiu išsaugoti ir patikrinti. Matome, kad atsirado nustatymų profilis apačioj ir matome, kad prisijungimo duomenys buvo patikrinti. Einame į suvestinę ir pabandome eksportuoti. Prieš eksportuojant dokumentus reikės pasirinkti kontrahentą, kurio dokumentus norite eksportuoti. Tada pažymime failus, kuriuos norime eksportuoti ir spaudžiame eksportuoti į Dynetą. Eksportas ruošiamas. Štai dokumentas eksportuotas ir matome, kad duomenys buvo sėkmingai išsiųsti. Jei eksporto metu atsiras kažkokių klaidų, tai matysite Dynetą API stulpelėje. Taigi, apibendrinant, galite pridėti Dynetos prisijungimo duomenys atskirai kiekvienai įmoniai, nes eksportuojant sistema iš karto bandys surasti prisijungimo duomenys tam tikrai įmoniai. Jeigu tokių duomenų neras, tada bandys naudoti nustatymus skirtus visoms įmonėms. Kaip atsimenat, mes galime sukurti prisijungimo duomenis visoms įmonėms. Jeigu neras prisijungimo nustatymus skirtų visoms įmonėms, tada gausite klaidą ir dokumentai nebus eksportuoti išvis.